Čipsas prieš. Čipsai. Tiesiog. O, kokie. Čipsai. Labas rytas ir sveiki atvykę į dar vieną vlogmas. Šiandien yra gruodžio 21 diena, kaip suprat mes kelionėje šiandien turim čips. Nes čipsas keliauja į kirpyklą. Čipsas pusę ekraną užima. Žiūrėsim, kokį čia nesirasim. Pasistengsiu išprašyti, kad jo labai jau nenutrumpintų, nes visai gražiai auga jo kailiukas. Pradedam dieną ir susitiksim vėliau. Pridaviau čipsį. Turėtų užtrukti visas 3-4 valandas. Aš kiekvieną kartą suprantu, kodėl aš pati nedarau. Maudyt galiu, kur yra Domas, aš pasimečiau. Maudyt galiu, bet kirpt. Jo, jeigu net profesionalam tiek užtrunka, tai šiandien nieko labai irgi tikriausiai nebus. Norėčiau šiaip nagus tik pasikeisti. Ir vakar net vienas nulūžo. Jeigu čipsas yra įprastai toks laukinukas, bet kažkodėl nuėjęs į Pet Smarties labai draugiškas, veiduką laižo. Pasakiau, kad paliktų viską kaip įmanoma ilgiau. Tai nieko nedarys visą. Tiesiog suformuos veidą pagrindę, išmaudės ir iššukuos ir nagus nukirps. Turėjau traumą kerpant nagus, kai užstrigo žirklukas, klykė čipsas, klykiau aš. Buvo labai nesmagu, po to kartą daugiau ir nebekirpau. Gerai, dabar keliausim namo padirbėti, sakė 3-4 valandas. Gerai, jau atvažiavom po virš 4 valandų pasimti čipselio, blemą. Tikiuosi man duos greit čipselio. Gerai, einam pažiūrėti, ką rasim po virš 4 valandų. Čipsai, tu taip mielai atrodys. Labai mielai. Sakė, labai geras. Sakė, matas, kad kiekvieną dieną šukuojas, nes jau žino rutiną. Nepatinka? Dabar pahengintis. Žiūrėk, kokią mielą gavo bandaną. Bent jau mūsų šuo gauna tai, ko mes negalim sau leisti. Spa? Ar ko? Ar kirpimo? Mes išgyvenkim savo pozityvę patirtį per šunį. Per čipsiuką. Čipsiukai, kas tik geriausių. Jo, labai gerai padarė. Nenukirpo viso aplikai kaip įprastai, nes jie įprastai nukirpo labai trumpai. Žodžiu, grįžom namo, parsivežėm čipsiuką. Palauk, parodysiu. Čipselis po kirpimo. Čipsai, sėsk. Susuk. Kaip rodžiau parkingę po čipso pridavimo, kad vakar šiaip vat nagas nulūžo, labai nefaina, tai iš tikrųjų visus truputėlį pasitrumpinau. Šitas, aišku, bus labiau trumpas negu kad visi kiti, bet ir šiaip galvoju, gal formą, tai gal apvalę darysiu. Žodžiu, tai galvoju, pasikeisiu, jau laikas, liko 4 dienos iki kalėdų, galvoju, biškutėlį anksčiau pasiseks, bet tas toksai truputėlį negalavimo daugia planus, bet nieko tokio. Geriau vėliau negu niekada. Šiaip jaučiuosi jau šiandien jau visai neblogai, ryte dar buvo toks, bet per dieną einant jau visai neblogai, matyt, sakau, buvau. Blema, net nėra pas mus žiauriai šalta, bet matyt vis tiek paveikė. Grįžtam prie pagrindinės temos, kodėl čia norėjau ateiti ir nufilmuoti. Bet ir čia bus paskutinis, man atrodo, vlogas, tai toksai biškutėlį kratinėlis, tikiuosi labai nieko prieš. Būtinai parodysiu jau savaitgaliu einant, ką truputėlį darysiu kūčiom valgyti, nes darau visus 12 patiekalų ir labai džiaugiuosi, kad kalėdos yra pirmadienį. Tai vat ryt pabaigiam darbą, eisim pasportuoti ir gal jau kažką galėsiu pradėti ten bulvytės išsivirt, morkas, šeštadienį irgi ruoštis ir tada nereiks visko daryti per vieną dieną, ką pernai dariau jo per vieną dieną. Tai darysiu vat nagus tos pačius ir galvoju, kad jis nenaudosiu tos susnaigę, nes jis toksai man taip žiemiškas, taip kalėdiškas, bet jis ne taip kažkaip, ne taip natūraliai atrodo kažkaip bent jau gyvai. Nes šitas gražiai tie raudoni, tai man labai patinka. Jūs pamatysit tuo rezultatą po man, tai užtruks gerą 1,5 valandos. Bet dabar tuo pamatysit galutinį rezultatą. Ir galutinis variantas gerokai trumpesnis, šitas aišku trumpiausias ir visi nėra labai idealūs, nes labai sunku buvo kažkaip suformuoti gerokai trumpesnių, bet šiandien įdomus nekalbus, net nesako, kad pradės filmuoti. Kol mes laukiam arbatos, greitai atidarom advento kalendorių
Nes Adomas neturi šiandien kantrybės, man taip rodo. Tai didelė dėžė ir kažkas labai pailgo. Kas čia galėtų būti? Kašukas bus. Jau dabar bet ko gali tikėtis. Ne. Shower scrub. British Rose. Būtų viskas faina, bet British Rose. Šiaip visai lygas tai neblogas, bus visai smagu išbandyti. Man visai patinka skrabai vasarai patinka. Tai šiandien įdomesnis kažkoks dalykas. Lyg ir šiandien tiek. Ir lyg ir susitiksim rytoj. Iki. Labas rytas iš jau gruodžio 22 dienos. Tiesiog norėjau pasisveikinti. Šiandien yra penktadienis, paskutinė diena, darbo diena, tai yra prieš Kalėdas. Nieko labai kol kas ypatingo nevyksta. Mes kaip visada dirbam. Pasidariau pusryčius ir kalėdinę savo kavą. Labas rytas ir tęsiam šią dieną. Mano rankos dreba. Jo, tau riešas šūdas, ne? Jo, mano riešiukai. Sėdžiausiu vietoj riešas. Kaip tau treniruotė? Neblogai. Koks mėgstamiausias pratimas buvo? Rytinis priėjimas, tai toks grakštus labai. Darysim visą kūną kažką, ne? Toks paskutinis pasispardymas lašinukui prieš kūčias. Su antaliu tuo, kai buvo tie... 15 ar 20 minučių norit, ponas. Nu, bet kokį, bet... Visai sunku kažkaip. Kiekvieną kartą darai, kiekvieną kartą nustembi, kaip sunku, Dieve, net kameros nenulaikau. Kaip tau, Adomai? Sunku? Jo, reikia atidirbti. Iš esmės gauni tiek, kiek įdedi, žinai. Taip naujas. Dar kokį porą pratimėlių padaryti. Biškį kardio. Ir būsim all set Kalėdom, taip? Bus pilvukai paruošti silkutei. Ir gal net kučiukam, jeigu rasim. Bet jeigu nerasim, tai nebus kučiukų. Gerai, einam užbaigti treniruotę. Žodžiu, tai jau po sporto buvom dar išvarę pasimti porą produktų. Tai vienas, vat, ką radau. Palangos duona, kisielius ir silkutę ir Napoleono gabaliuką. Labai net nesitikėjau rast ir nežinau jau, čia niekada šiaip kiek gyvenam jav ir švenčiam kūčias, nesu niekada darius kisielius, bet šiemet kažkaip labai kreivinau, labai norėjau. Rodom tą vakarienį ir aš vėl nusivylius, nes man atrodo, mano vėl mažas. Adomo tai labai geras, atrodo, didelis, mano toks... Nu čia tikrai mažas. Sakai, tai čia hatchbacking tada. Liūdesėlis man. Tada susikeiščiau, bet tai tavo tumos yra. Hot table'as manęs nemyli. Ne, aš nenoriu valgyti mėsos šiandien. Kodėl? Nes šiandien yra pasnikas, Adomas valgo mėsą. Mes Luciferio palikuonis. Tai einam pavalgyti. Man liūdesėlis, kad man mažą paninį vėl davė. Bet tu jauti paterną, ne? Tu paėmė paninį ir tau... Nesakys. Kas? Padaro paninį nekokybiškai. Netitinka tau Aš paimsiu kitą kartą didelį ir viskas. Baig čia žaisti su medium. Ne, man atrodo, kad matai, kas yra mano, tiesiog dešra išeina iš per kraštus. Per kamerą tai atrodo didesnis, negu kad yra. Nes jis pjautas, tiesiog tau per viršų, žinai, tą, tai taip dėl to atrodo toks
Ale mažesnė. Gerai, einamai. Čipsų reikia duot valgyti. Įdomu, kas duos valgyti čipsų? Aš tai jam reikia duot valgyti. Ką tu? Nenori duot valgyti, nusikaltėlis. Nemaitina šuns. Atim šunį. Tims vargšas, nebagas, nevalgęs amžinai. Šitas tai visada atrodo, kad nemaitintas. Visada praskait. Nusipenėjęs. Čipsų ar 10 kilų maisto. Gal kai žinot, kas šitą maistą yra įdėta, nes čipsas niekada nemėgo vien sausą maistą, šitą labai mėgsta. Na, parodyk, kaip čipsas excited, nunešk čipsų maistą. Mat ratais, man patinka, kaip jis ratais tas mėgsta. Gerai, einam valgyti. Adomai, šiandien atidarys advento kalendorių? Nu, vieną kartą. Tu mane prigauni, žinai, pradedi filmuoti random. Nu, atidaryk vienas dalykas. Gal antrą šiandien? Taip, nesimato, bet taip, man taip rodo. Atvirkščiai be jokių. Nu. Rankų kremas. Pasirodo, skiriasi ten. Rankų kremas yra toks... Žinai, aš jaučiuos, kai... O rankų balzamas yra toksai kietesnės konsistencijos. Pot komentuoju virš manęs. Nu, gerai, taip, aš fiksuoju. Tai aš jaučiuos kaip tas eksperimentinis, kaip išdingė serialo Lost. Žinai, kaip buvo ten dokumentino, ten saloj žmonių eksperimentus dar. Čia tipo iš emociją turiu pajusti, ne, kai tipo atidarau. Taip. Ir smagu buvo atidaryti. Biški vaistas, ne, šitas kalendorius, ne? Ne, man tai ne. Aišku, žinai, tas didesnis būtų daugiau didesnio dydžio. Tipo pilnesnio dydžio. Nu, Kitais metais didesnė. Gerai, parodyk, kur skiriam. Šitas geras kvapas. Greipfruktų mes jau išnaudojom net dušo želė, man atrodo, šiandien. Ai, man atrodo, gal anksčiau mes turėdom šitkūno sviestą. Tai man šitas labai patinka. Ir ne, Adomai, čia nėra išvaistymas. Man tai patinka šitas. Šiaip iš esmės geriausia pirkti 2-3 gerus daiktus didelius, o ne negu kalendorių. Bet smagu, kiekvieną dieną. Ir Adomą nervuot, kad reikia mane pafilmuoti, bet nedaug liko. Porą dienų. Ir viskas. Gal geriau kokią prakartėlę pastatyti. Gerai, šiandien tiek ir susitiksim rytoj. Labas rytas iš gruodžio 23 dienos. Šiandien yra šeštadienis. Matome visai saulėta, bet sniego vis dar nematyti. Kaip tada apturėjom sniegą porą sekundžių, daugiau ir nematėm. Bet nežinau, kiek čia matos, jau truputėlį užsidėjęs ledukas ant mūsų prūdelio, tvenkinėlio. Šiandien prasidės grand pasiruošimas kūčiom. Pradėsiu daryti baltą mišrainę ir silkutę. O va tokie mano ir planai, tiesiog pradėti ruoštis, kad rytoj mažiau streso ar mažiau reikėtų daryti. Ir pagaliau spėčiau viską normaliu laiku, nors daspėju, bet tiesiog, kad būtų mažiau streso, kaip visa šias, nu ne kad šventės, šį visą laikotarpį iš tikrųjų neįprastai, be streso kažkaip. Net pačiai keista. Galvoju vakar, kad nei labai šiemet jaučiasi ta šventinė nuotaika, noris jos, bet šiaip kai nėra to streso, kažkaip viskas kitaip. Norėjau kol kas pasisveikinti. Labas rytas ir keliaujam į šiandieną. What the heck? Kas čia vyksta? Čia tiesiog tirpsta sniegas, jūs girdėjot? Ar čia kažkas vaikšto? Paranormal activity. Krapai yra grinai kaip ir skamba krep. Žinau, bet pažiūrėk, kaip gražiai atrodo. Man tai patinka kvapas. Krapas yra kaip tas plastikas, į kurią tu bulką dedi, žinai.
Krapas yra kaip maišelis politileninis. Realiai jo pati ta tekstūra, kadangi jis toks plonas, tai jis tiesiog skirtas į dantis įlyž, žinai, daugiau niekur, realiai. Aš ant savo užsidėsiu to whipped cream'o, įdomas nenorėjau. Žiūrėjau, čia geri pomidorai. Sunset. Čia būtų geras brandas senelių namam. Va tokia tekstūra, kaip pasakau. Paragauk, nu. Palauk, aš manau. Paragauk. Na, aš tai žinau, kad skanau. Nu. Tai šitas tepas daug lengviau negu kad koks cream cheese'as. Tai aš biški ne taip elegantiškai kaip adomas dėlios. Reikia peilį naudoti. Ir stenkis atskirti vieną sluoksnį, kaip miško sanitaras po vieną tą tokį palaidus išrinksi, žinai. Taip, aš miško sanitaras. Čia turėjo gautis cute toksai montažas pusryčių, nesigavo. Kvepia pavasariu mano šaltibarščiais. Kadangi jau nusipirkom tokį kiekį ir man reikia kelių šakelių, tai naudosim dabar ant visko. Mano pusrytėlis, dar užsidėsim pomidoriuką. Įsivaizduoji, jeigu ant kapų, pavyzdžiui, padarytum daržovių koliažą. Ant kapų deda gėlės, labai tokį pavienį dalyką, ne? Na. O jeigu uždėtum tokį kaip pintinę daržovių, žinai, kaip natiurmortą kokį. Vis tiek genda abu dalykai, ne? Yra, kai tose kultūrose deda, neša maistą. Jo. Tai gerai, einam pavalgyt ir... Padaryk pritupimą. Padaryk prieš kamerą pritupimą. Nesimatys tai. Padaryk. Nu tai pritupk vis tiek, nu. Ne. Žodžiu, mes einam valgyti ir susitiksim vėliau, kai tikrai jau pjaustysiu kažką kūčiom. Įvažiavimas, bet mes atvažiavom pasiimti pizzas iš Pizza Palace. Aš kažkodėl galvoju, kad čia visada Aleppo Palace. Aš keliauju paimti pizzas. Taip, tiek, toks trumpas reportažas. Bananų duona. Dar tik norėjau parodyti greitį update. Čia bus silkė panaus pliūdas milžiniškas. Ar kaip ten, nežinau, kaip vadinasi. Balta mišrainytė. Silkė pataluos. Aurė. Bet dažnai silkė būna pataluos, ne? Nu. Nejuokingas Adomo juokelis. Burokėlių salotas padariau. Jeigu tu supranti, reiškia vykęs. Žodžiu, pagrindinė taip ir pasidarau. Tik balta mišrainė, burokėlių salotas ir tamasė silkiai. Bet dabar reikia, kad jie atvėstų. Kad mes jau turim daug maisto. Adomas sako, paimkim dar daugiau maisto. Atidarykite pizzą. Ponas. Tai yra mūsų visai mėgstama vieta. Oh, fuck. Turim. Kaip gražiai atrodo. Kvepia irgi labai labai skani. Taip, šiandien mūsų tokia vakarienė. Einam valgyti. Ir sutiksim, kai atidarinėsim advento kalendorių. Sveiki sugrįžę į jūsų mėgstamiausią vakaro šou. Ir tai yra prieš paskutinė dalis, nes liko šiandien ir rytojus. Rytoj kūčios. Jau net už valandos kūčios, nes dabar yra po 11:04. Operatorių, prieikit parodykit, kur yra prieš paskutinė dėžutė. Dėžutė yra toj pačioj vietoje, kurioje buvo paskutinės 23 dienas. O, visai sunku. Ar turit spėjimą operatorių, kasgi čia gali būti? Kremas. O kas dar? Muilas. Muilas nebus, ne dušo želė, čia kremas bus. Jis pat neteisus. Tai yra dušo želė. Čia tilpo, oho. Ir mangų skonį, gal ar Man atrodo, kad pailgas jis toks buvo, ne? Tai man pasirodė, kad sunkesnis. Kaip skaniai kvepia, nori puostyti. Skaniai. Jo, įdomus kvapas. Mangų, man atrodo, rankų kremas buvo mangų. Jie pasirūpino tuo, kad mes tikrai nusimaudytume. Iš esmės, būtų galima suvesti tokią suvestinę, ne? Ką tu gavai? Galėtum pasižiūrėti, kad buvai gavus 10 buteliukų dušo želė, ne? Tai čia būtų koks vienas pilnas. 8, tikrai. Paskui šampūnas, kondicionierius, 2 mailai. Saktukas, kurį išpeikiau, bet jis visai pasirodo neblogas.
tas trint kūnui, vienas sviestas, vienas lūpom, viena kaukė. Žodžiu, viskas vienaip ar kitaip sąveikaut su kūnu, taip? Nes čia body shopas. Aš nežinau, ką dar galėtum iš jų. Šiaip jie turi kosmetiką, bet jeigu jie bando daryti... Jie galėtų kokį saldainį dėti body shopu, ne? Aš sakau, tik saktukas galėjo būti su kokiu brandingu, bet nieko nepadarys. Overall tai šiaip visai neblogas vis tiek, nu. Kaip? Overall. Tai, o aš nežinau kaip. Jeigu darytume išvadą, tai visai cin. Nu, aišku, galėtų įdėti bent vieną kitą didesnį, bet mes, tipo, tą mažiausiai ėmėm, tai kaip, nežinau, žodžiu, pažiūrėsim, ką rytoj gausim ir tada visiškai galutinės išvadas padarysim. Taip, negau atsakymą. Tai, žodžiu, susitiksim rytoj, paskutinę vlogumas dieną. Labas rytas iš gruodžio 24 dienos. Šiandien yra kūčių rytas, jau diena, dabar 12 valanda dienos. Šiandien teoriškai galvojau, kad leisiu savo pamiegoti, bet vis tiek atsikėliau 9 valandą, bet vis tiek leidau savo bent pagulėti lovai. Vakar nebeparodžiau, bet pasidariau kisėlių net ir galvoju, kad šiandien jis jau būtų atvėsęs ir man šiaip to didelio puodo, kurį turiu vienintelį reikės. Aš šiandien laukiu, kadangi vakar pasidariau tas didžiuosius darbus, kaip sakant, mišrainės pasidariau. Tai lieka tokie užkandukai, paskui išsikept žuvį, kur ten 8 minutės literaliai kepa aštunkojus. Žodžiu, geras planavimas yra bestresinio kūčių ryto receptas, kaip sakant. Dėl kalėdų nežinau, nes vis tiek reikia truputėlį atsikelti ir šitą irgi užkandukus pasidaryti, bet manau, kad irgi viskas bus gerai. Žinau, kad jau šitą video matys po kalėdų, gal net beveik po naujų metų. Bet tikiuosi, jūs turite irgi gerą kūčių rytą, dieną. Tai mes dabar eisim pavalgyti ir aš tada pratęsiu savo mini darbelius. Tai susitiksime vėliau. Procesai vyksta, bulvės verda, krepšiukai kepa. Vietų žasojo net avokadas suminkytas. Kur čia mano ta užtepėlė? Kur aš ją įkišau? Užtepėlė su... Čia jau ką receptas yra Augustas ir rekomenduoju išbandyti. Tai yra Augusta yra Adomo sesuo. Čia yra saulėje džiovinti pomidorai, parmezanas, česnakas, majonezas. Ant bet ko jaučiu užtepus, kad ne, aš ten čipsų tokių tepu. Liks lašiša, aštunkojis ir ten užsitepti paskui jau. Tačiau paskui vieni smagumai pasiruošti. Žodžiu, geras planavimas yra, o dar po 2:42 pas mus. Parašykit komentaruose, o kaip jūs ruošitės kūčiom, kaip šiemet jums sekės, nes jau bus tikrai po kūčių. Padiskutuokim apačiu. Liko paskutiniai darbeliai, tai viską ten susiruošti, bet dabar atėjo laikas mano aštunkojai, to iš maišiuko. Aš jį darysiu šaldytą, nes aš mačiau Beatos receptuose, kad jinai darė būtent šaldytą. Toks mums nėra dukas, kiek čia yra. Poundas su pusė, tai apie 600 gramų kažkur gal. Žodžiu, kaip daro, bent jau aš žiūrėjau, kad čia sūdytas vanduo, normaliai druskos įsidėjau. Ir tada reikia įdėti svogūną, jį aš padalinsiu 4 dalis. Šįkart dėsiu pusę citrinos, tiesiog irgi padalinsiu. Ir aš dedu juodų pipirų. Reikia pažiūrėti, kad tai sako pakankamai surus vanduo būtų. Apie valandą pavirus, supjaustysiu bulves per pusę. Jas biškį patrinsiu, pasidalinsiu. Sudėsiu tas aštunko kojas, nes aš paskui dalinsiu kojytes. Ir užpilsiu pasidarius tokį kaip, neužpilu, bet tiesiog alyvuogių aliejus, citrinos sultis ir petražulis. Ir česnako, nepamiršti reikia česnako. Gerai, einam dabar tiesiog daryti.
Žodžiu, jau viskas beveik padaryta, patekaliukai suruošti, sudėti. Stalas kažkaip jau paserviruotas. Aštunkoji ant 200 temperatūros 30 minučių. Ir dabar laukiu bus 8 minutės, kepsiu lašišą, nes reikia 4 minutės ant vienos pusės, 4 minutės ant kitos pusės, žodžiu, 8 minutės, kad viskas vienu metu iškeptų. Čia vyksta laido žiūrėjimas. Kol kas patiekaliukai atrodo taip. Nieko labai daug nedariau, nes mums dviems ir tai čia jau bus iššūkis paragauti viską. Laukiam, kada galėsiu kepti tuoj už poros minučių lašišą. Dabar pagaliau galutinis rezultatas po 2 dienų gamybos. Taigi, paskutinė dalis ir paskutinė advento kalendoriaus dėžutė ir galėsim uždaryti, kasgi laukia mūsų. O čia kažkodėl sako Happy Christmas. I be the change every day, Happy Christmas. Vis tiek Happy Christmas, nesu girdėjus tai. O čia jau turėtų būti tas Grand finalas čia. Grandiozinis finalas. Avokadų kūno sviestas. Okei, paimsim, ne? Jo, man labai patiko šiaip dušo šitas želė, tai aš visiškai nepykstu ir apskritai mano nuomonė, kitais metais jeigu imčiau, tai gal tik didesnį tą dydį, nes tiesiog gauni daugiau pilno dydžio tų daiktų, bet šiaip, žinai, aš viską sunaudosiu, viskas naudinga. Norėjau privesti pagaliau prie šio, kaip čia, laikotarpio vlogmas pabaigos. Jūs labai nespyks, kad šitą vlogmas matysit jau po kalėdų, galimai gal net ir po naujų metų. Tikiuosi visi epizodai labai jums patiko. Ir pernai metais tikrai buvo smagu kiekvieną dieną filmuoti, šiek tiek iššūkis, gal net kiekviena diena nebuvo wow, bet tikiuosi jums buvo įdomu, smagu pamatyti. Tikiuosi čipsai, kaip visada čipsus bando mano šou pavogti. Tikiuosi visas šventes, kūčias, kalėdas atšventėt smagiai, jaukiai ir tikiuosi, kad jau prasidės šie naujieji metai, bus dar geresni, dar smagesni ir tikiuosi pamatyti jūs. O dabar kažką unikalaus palinkėti. Kažką neįprasto, ko nieks nelinki. Ne, bet kad viskas kol kas man mintise labai taip gal ir banalu, bet kad atrastumėt kažką smagaus kiekvieną dieną, kažkokį, kad ir juokelį, kažkokį, nežinau, nesąmonę, kaip kokį Adomo random pasakomą faktą, kad atrastumėt bent mini tokį smagios tokios dalelės kiekvieną dieną. Tai. Nu ir finalinis sakinį tada. Tai ačiū, kad žiūrėt ir tikiuosi nepaliksit manęs ir susitiksim ateities su vlogais. Iki.